Ačiū labai dar kartą pirmiausiai tiem, kas pakvietė ir kas globoja šitą renginį, turbūt atsimenu tų žmonės. Labai sunkia dilemą turėjau čia važiuodamas ir galvojau, kad būtų geriau atvažiuoti tiesiai savo pranešimų ir neklausyti apie sąžinę nieko. Čia gal specialiai tai padarėt, nes žurnalistų sąjungos pirmininkų, kurio darbas nuolat tik ginti žurnalistus, čia aš tai pasiguosiu, nes dažniausias skambutis, kai man skambina žmonės, ne žurnalistai, tai yra pasakot, ką daro blogai žurnalistai ir ką daro blogai žiniasklaida. Čia kasdien beveik taip daro. Skundžiasi dažniausiai dėl televizijos, TV3, LNK ir LRT. Kad skundžiasi teisybė, tai čia aš neabejoju, bet aš pradėjau ne dėl to, iš čia taip kažkaip iškart suprantu, kad manot, kad teisingai skundžiasi, turbūt, ne? Jo, tai aš turėjau didelę dilemą, kai mes kalbėjome su kviečiančiai žmonėm apie ką šnekėt. Aš paėmiau tą dilemą, su kuria susidūriau būdamas pirmo kurso studentų ir pradėjęs dirbti dar 95 metais laikraštyje leidinyje, dar iki 96 metų, kai atsirado visuomenės informavimo įstatymas, LRT įstatymas, kai mes buvom jau nebe sovietų Lietuva, bet neturėjom nei įstatymų naujų apie žiniasklaidą, turėjom valstybinę žiniasklaidą ir aš pradėjau dirbti valstybinėje žiniasklaidoje vidaus reikalų ministerijos laikraštyje Sargyba, būdamas pirmo kurso studentų. Ir jau pirmą savaitę sužinojau, apie ką galima rašyti, apie ką negalima rašyti, ką galima kritikuoti, ko negalima kritikuoti. Aš sužinojau, kad yra dvi kategorijos žmonių Lietuvoje, bent jau mūsų laikraštyje, apie kurias reikia rašyti. Tai yra žulikai ir mūsiškiai, sisteminiai, tai mūsų sistema, kurie kovojam su žulikais. Yra trečia kategorija, apie kurią rašyti neįdomu, nes žmonės neskaito, tai yra žertvos. Lietuvių kalba tai reikštų taip, yra blogi žmonės, yra žmonės, kuriems nesiseka, nevykėliai, tai aukos, ir mes, kurie kovojam. Aišku, tas laikraštis bankrutavo, įstatymai pasikeitė, aš galvojau, kad tai yra praeityje. Ir su 96 metais tokie laikraščiai kaip Sargyba, tokie dalykai kaip mes esam sistema, o ten yra žulikai ir žertvos, baigėsi. Bet mano prezentacija yra kaip tik, jeigu matot, dvi nuotraukas specialiai pasirinkau, mano pačios mėgstamiausia, šita dilema su ta sąžinė, su ta išlyga daryti, žinot. Vienas daryti tai, kas populiaru, kas visiems patinka ir iš ko gyvena dauguma žiniasklaidos priemonių. Tai darai taip, kaip žmonėms reikia ir tada visi tau moka. Ir reklamdaviai moka, žmonės dėmesio moka, laikais moka, sako, koks tu fainas, koks tu čiotkas, kiek pas ta daug. Žodžiu, visiems viskas gerai. Čia kairė pusė ta nuotrauka, bet jeigu žmogui pasiūlai kavos, iškart viskas gerai, čia, žinot, kavos reikia pradėti. Ir antra nuotrauka, kuri man yra visą gyvenimą bais liūdna. Bais liūdna. Jinai netitinka jokių kriterijų šiuolaikinės žiniasklaidos. Nei ta moteris, taip sakant, moteris viskas gerai su moterim, bet aš turiu meni, kad jeigu jūs pažiūrėtumėte į nuotraukas, į vaizdus televizijoje, žiniasklaidos priemonėse, tai moteris su tokiu veidu greičiausiai rodytų, kurioje kategorijoje aš mano minėtų pirmų trijų. Tai prie sisteminių niekaip, prie tų žulikų, tai iš veido nepanašiai, ne? Vat prie tų, kuriem reikia pensijas pakelt, galim diskutuoti, pavyzdžiui, kad minimalą algą 20 eurų reikia pridėti, nes vis tiek jie sunku gyventi. Nesakydami tiesos, kad už 20 eurų vis tiek neišgyvens, bet sakom, mes pasistengėm. Ir čia tas užrašas yra anglų kalba, atsiprašysiu, nes lietuvių kalboje bandžiau ieškoti, niekas tokios panašios frazės nevartojo, nes Orvilą, jeigu cituoja, tai dažniausiai visai kitose temose apie gyvulių ūkį, čia taip jau Lietuvo įprasta. Bet frazė, su kuria aš kažkada, kai susidūriau, aš turėjau didžiulę irgi dilemą, prieš redaktorius, prieš auditoriją, net prieš kolegas, prieš save, iš tikrųjų kalbėti ne tai, ką visi kalba, nes tai yra propaganda, o kalbėti tai, ko niekas nekalba. Arba beveik niekas nekalba. Čia sunkus dalykas pasirodo, nes nueiti į spaudos konferenciją ir kaip visi kažką parašyti yra super puper. Tai yra lengva, nuo to visi pradeda. Labai lengva, nueini, pasiklausai, grįžti, papasakoji, jeigu nesupratai, Banesas Elta parašė, nukopijavai. Bet sakyti tiesą arba nepatogią tiesą, žinot, mes mūsų profesiją esame juokavę, aš kažkada studijavau tokioj vasarinėje mokykloje, Katalikų medijų akademijoje Vokietijoje. Mes turėjom diskusiją apie tai, kada atsirado pirmieji žurnalistai, mūsų profesijos tie pirmieji žmonės, kur tikri žurnalistai. Tai ten prancūzų istorija pasako apie jų ten buržuą laikotarpį, kiti ten Lietuvoje prisimena, ten Kudirką, dar kažką. Bet mes, kadangi ten Katalikų medijų akademijoje, tai greit atradom, kad Jėzus Kristus buvo normaliai kaip šiuolaikinis influenceris. Pradėjo karjerą nuo vaikščiojimo, batonai, pašerių pagydau, milijonai, tik pradėjau tiesą, eiktų nafik. Iš karto išjungiam tave ir dar geriau, kad visai išjungiam tave. Akurat, visiškai kaip žurnalistas, absoliučiai. Kol tu kavytę pilstai, super, visi eina, visi, kas tik nenori eina. Ir ten net kas girdėjo, negirdėjo, matėme, einam, hebra, ten gerai duoda.
ten mokytojo pagydį pasakyk, sakė, tik pradėjo to po truputėlį, ten, žinai, truputį, eik tu, žinai, čia tiesą pradėjai, čia iš karto vatnikas, antivakseris, antisisteminis ir tada ant kryžiaus. Vat. Mes atradom, bet garsiai pradėjom, sakėm, nekalbėkim, čia kažkaip bus labai jau čia, kažkaip žurnalistas, čia vis tiek čia ne žurnalistas, čia sūnus, čia ten kažkieno, ten čia ne. Tai mes tą temą, aš tik dabar pirmą kartą viešai pasakau, atradom, kad teoriškai galėjo pagal tuos laikus profesijos žurnalistų, pirmų ir beje vienintelio, daugiau ir nebuvo, buvo jis. Bet jis dar buvo ir mokytojų, ten dar kažko pranašo, bet žodžiu, žurnalisto akurat jis buvo. Po jo ilgai nebuvo. Ir dar 2000 metų pasirodo nebuvo atėjęs kitas ne vienas, visi kiti mes tik tai bandom šiek tiek lygiuotis ir aš šitą sakau kaip ne žurnalistų sąjungos pirmininkas, o kaip krikščionis katalikas. Tai vat pradėjau nuo visai nesąmonės, o dabar grįšiu prie esmės. Mano tema buvo, ką gali kritikuoti, ko negali, ką reikia, ko nereikia. Šita dilema, jinai iš tikrųjų pagimdė vieną sunkiausių žurnalistikoje turbūt dabar kūdikių, tai yra naujo tipo žurnalistika, kur turi apsispręsti labai greitai, su kuo tu. Nediskutuoti, kas čia geriau, blogiau, nekritikuoti, bet su kuo tu, čia už kuriuos tu. Tu antivakseris ar už vakcinas, tu tiki mokslo ar tiki kažko kitu. Nėra trečio kelio. Kai aš kažkam pasakiau, kad žiauriai nemėgstu vakcinų, žiauriai, ir skubėjau pasakyti, bet aš tai pasiskiepijęs. Nes man nepatinka adatos, prisipažinsiu, kai durė nepatinka, bet turiu pasą, žmona pasirūpino, kad mus paskiepytų visais dalykais, net kuriuo aš nežinojau, nes maža kas. Aš galiu paaukoti dalį sveikatos dėl to, kad galbūt sveikatą apsaugosiu. Ašgi ne medikas, iš kur man žinot, kas ten geriau, vakcina, 1 ar 3 ar 5. Sako, tikiu, aš tikinti žmogus. A jūs ką pagalvojot, kuo aš čia tikiu? Man ką sako, tuo tikiu. Va šitą frazę, dėl ko uždėjau. Kaip iš karto tik tikėjimas ir juotis pradėjo, ne? Šiais laikais žinokit gerai, kad konferenciją tiesiai transliuojam, jeigu prisipažinčiau, kad tikiu Dievą, daug kas abejotų, ar galiu būti žurnalistų sąjungos pirmininku. Nes mes turim ir kitų tikėjimų, žinot, čia maža kas. Ir čia sakau visai nelinksmai, čia turėčiau pasakyti, nes tai gali kilti tokia dilema čia, žinot, nes tai mes vieną kolegę, Jolantą Mažylę, visą profsąjungos sustojom, kai pamatėm paprastą buitinę sceną. Universiteto posėdžiuose keletą kartų, keletą posėdžių. Susikirto žmonių skirtingos pozicijos, bet susikirto labai negražia forma. Forma, pabrėžiu. Turinys galima diskutuoti, forma. Ir mes pasakėm mūsų sąjungos valdybą, kad dėl turinio galit ginčytis, bet forma, kaip bendraujat universitete kolegos, taip čia yra, taip negalima. Negalima žokių apkalbėti, negalima iš šių žmogaus nepasikviesti kalbėtis, negalima. Ir nesvarbu, kuris ten Jonas, Petras, Marytė buvo ten, ar Jolanta, ar Monika. Čia ne vardų klausimas. Net pranešimas spaudai išplatinamų Vilniaus universitete mobingas nepriimtinas. Aišku, antraštė žiniasklaidoj kitokios pasirodė. Žinot, pavardės ištraukė dar kažką. Nu ir liūdna, žinokit, 5 žmonės išėjo žurnalistų sąjungos, nes jie nesigilino, nežiūrėjo, kas tose posėdžiuose vyko, nežiūrėjo, kaip bendravo kolegos, jie pasirinko už kurią. Jie taip ir pasakė, aš šitai tai nepritariu, o šitą tai faina. Dėl to išeinu iš tos bendruomenės. Paskui, pala. Man irgi ta gal nefaina, ta faina. Čia žiūrėk, nefainumą sprendžiam. Čia ne Eurovizija, čia ne grožio konkursas. Čia žiūrim elgesį. Ne. Čiagi kaip tikėjimas. Tikiu šitą, bet ne aną. Ir va šitą antraštė, kuri yra, jinai Washington Post, aš specialiai pradėjau nuo Amerikos, grįšiu į Lietuvą, nes pas mus mėgsta labai sakyti, kad kitur geriau negu pas mus. Washington Post leidinys, kuris ten 100 su virš metų, dabar turbūt beveik 150 metų yra. Dažnai pas mus mėgstamas, cituojamas, gyveno daugiau kaip 100 metų, neturėdamas jokio šūkio, jokio lozingo, jokios linijos, už ką mes prieš ką mes mušam, ko nemušam. Neturėjo jokios. Jie buvo ir save laikė žiniasklaida ir žurnalistika, kurie siekia įvairių tikslų, objektyvumo kartais, publicistikoje kažko, visokių tikslų, ką daro žiniasklaida. Tai yra tai, kas turi būti normaliai. Bet jie suprato jau 2015 metai tikrai, jau 17 sakė, hebra, taip nepaeis. Ateitis bus labai liūdna, jeigu mes busim tiesiog žiniasklaida. Žmonės ne pagal tai renkasi. Tiesiog žiniasklaidos neskaito kaip ir tiesiog knygos. Mes turim pasirinkti. Kas mes? Batmanas ar Spidermanas? Turim pasirinkti. Ir Bobas Woodwardas, kuris ten šitą frazę kažkada buvo, ten 2005 metais, ten prie vienų straipsnių pavartojęs, po to ten redakcijai tokia buvo, žinot. Jie 17 metais nusprendė viskas. Mes esam kariai. Ir turim pareikšti frazę, žodžiu, kažkokią, kad jeigu ne demokratija, tai, tipo mes, tada viskas mirs, viskas, okei. Ir jie padarė mažą testą.
Nu galvoju, okei, jau pasirinkom, mes būsim Batmanu, kovosim čia už viską, už tiesą, už laisvę, žmonės tada mus rinksis, bet reikia patikrinti. Ir jie paleido 2 auditorijom. Paleido per Snapchat, toks tinklas Lietuvoje. Čia jūs naudojatės kas nors? Snapchat, ne? Tinderį, ne? Facebook'ą tada, ne? Gerai, ir LinkedIn'ą, nu gerai. Bet normalų žmonės naudojasi Snapchat tarpusavyje. Nu, jauna karta turiu galvoje normalus. Vyresni nuo už 50 jau tokie. Tai va. Ir paleido per kitą žiniasklaidą. Tai jaunimas sakė, faina, super, o jūs čia, žinai, teisingai, mes labai už. Tie labiau patyrę kolegos medijos įsityčio, ką jūs čia dabar piešia, čia kokį nors liūdną vaizdą, čia tamsa, demokratija, mirtis, o jums sakė, kaip tik čia aplinkui gyvenimas jau seniai blogas gyvenimas. Jūs pagaliau atnešat šviesą. Jūs mums įkvėpėt, kad nemirsim čia visi. Tai pasirodo, jaunoji karta jau seniai mato, kad jau mes čia beveik numirę ir kažkas gelbėkit. A vyresni ir normalios žiniasklaidos atstovai sako, chebra, ką iš, viskas čia normaliai yra dar. Mes šitą sąžinę gerai gyvenam, čia nėra problemos, čia jūs iš viso nesąmonės rašot. Aišku, jie pasirinko ką? Jaunimą pasirinko, užvarė šitą, ten buvo Udvartų tą frazę, dabar visur vartojama ir aš ją tiesiog paėmiau dėl to, kad mes mėgstam labai Lietuvoje kopijuoti gerus pavyzdžius. Nors čia atsiprašysiu už anglų kalbą, nes lietuviškai kažkaip neradau šito tyrimo, čia apie Lietuvą beje. Čia Lietuvos žmonių kažkada klausė visai neseniai, darė rimtą apklausą, o kaip mūsų Lietuvos žmonės mato, kas yra svarbiausia žiniasklaidos žurnalistikų. Kaip mes atliekam tas misijas, funkcijas, kurias turim, nesakydami žmonėm iš anksto visų funkcijų misijų, bet išvardinami pagrindinius dalykus. Ir čia mano nuostabai, aš tikrai buvau nuoširdžiai nustebęs, aš galvojau, kad anksčiau žurnalistų žiniasklaidos žmonės nori žinių. Gal galvoju, supratimo nori kokio nors, nežinot. Man atrodė, kad mes žiniasklaidą, žinias nešam. Nuoširdžiai, aš pats dirbdamas galvodavau, kad čia, tą ir darai kasdien eidamas į darbą. Pasirodo žmonėm, svarbiausias dalykas yra, tų žinių visur yra. Atsidarai vmi.lt, sodra.lt, bernardin.lt ir apie ką nori, ten visko seniai yra pilna. Bet iš tos bendraja prasme žurnalistikos, jie tikėsi, chebra, jūs tik būkit nepriklausomi nuo visų kitų, neprasidavinėkit. Žmonėms pagrindinis dalykas, čia man aišku labai patinka, žinau, tas Jėzaus Kristaus pavyzdys su žurnalistika, panašu, kad jam nereikėjo, nors įgundė, jis ten pasidavė tiem gundymam šiek tiek, eidamas tą kelią, man ta vieta labai patikdavo, kaip ir žurnalistikoje būna tų pagundų, žinot, kai ten ir ten yra nen. Bet nepriklausomybė mane nustebino ir maloniai įkvėpė. Nes pasirodo, mes žiniasklaidoje labai dažnai diskutuodom, kaip pasiekti auditoriją, kaip laikų surinkti, kaip straipsnius skaitytų, kaip antraštės daryti kūrybiškai, kaip kokios temos patinka temos, kurios gerai eina. Jeigu tik įdėdė žydai, gėjai, ten dar kažką, ten pavardės kelias iškart žinai, kad vis tiek bus. Ir nesvarbu, į kurią pusę. Ten yra tiesiog pasaulio žmonių, kurie po šią dieną jau 1000 metų populiarūs. Bet šita nepriklausomybė man privertė pagalvoti apie kitą dalyką, vėliau šiek tiek. Žmonės užšiepė gerą dalyką, apie kurį mes Lietuvoje, ir aš čia turiu pasakyti, kaip sąjungos pirmininkas turiu irgi tą kaltę, nors bandau įvairiai šnekėti, mes mažai apie tai kalbam. Mes turime ne visi Lietuvoje. Mes mažokai kalbam, kas nuo ko priklauso ir ypač žiniasklaidos temoje, nes, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, net Europos parlamentas, kuri man įstaigas laik atrodo daugiau faina negu naudinga, bet jinai iš tikrųjų tai labai naudinga ir mažiau faina realiam gyvenime, turime nie. Labai mėgstu aš Europos parlamentą ir beje ir politikus labai mėgstu, ir Lietuvos parlamentą mėgstu, tik viešai to nesakau, bet man tai vienas geriausių institucijų, nes ten jie vis tiek kalbasi, kad ir apkalba, bet kalbasi. Tai dabar ten yra priimti keli dokumentai, Liudvika minėjo, bet pas mus jau Europoje, tai yra Lietuvoje, priimti dokumentai, kur sakoma, kad hebra, yra daug reikalų ir mums ten kokybė, pluralizmas, nepriklausomumas, rekomendacijos, važiuokit 21 metų. Šią savaitę Kultūros ministerija paskelbė, kad net planą apsaugai žurnalistų įvairių teisių priėmė. Tikiuosi, nieks neskaitėt. Labai gerai, man irgi skambino kolegos, kurie neskaitė, sako, ar tu girdėjai, matei, čia kaip, sakau, matėm, viskas gerai, tada gerai, tai nereik domėtis. Reiškia, jeigu tu žinai, tai jau mums nereik skaityti. Skaitykit, hebra, pamatysit, ko ten nėra. Tai vat šitą dalį, kai pamatėm, tai mes su kolegom perskaitę visus tyrimus, supratom, kad nors Lietuva tarp 10 laisviausių pasaulyje šalių, ir tai yra didžiulis pasiekimas, laisvės turim, čia jau minėjau, tikrai normaliai, bet kai grįžtu aš prie kokybės, tai va šitas aktas, kuris dabar tik svarstomas, ten toks žiniasklaidos laisvės aktas, man privertė šiek tiek jau pusmetį purtyti savo galvą, ką mes pražiūrėjom su mūsų žiniasklaidos žurnalistika, mes turime ne žurnalistų bendruomenė, bet ir žmonės, nuo kurių sprendimų,
kad reikia priimti, bet įsiklausykite, Europos Sąjunga priima aktą žiniasklaidos laisvės, spaudos laisvės. Ne Afrika, nes, pasaulinės spaudos laisvės diena buvo priimta, žinote, Afrika 98 metais, ten buvo, ten Afrikoje buvo problemos. Ir šitą problemą čia nutarta, kad reikia pagerinti, pasirodo su žurnalistais ten visi ten susidorot bando, slepia ieškiniai, lietuviai visi pamiršo, kas yra tas strateginiai ieškiniai. Ir aš grįžtu prie esminės dabar dalies, padariau įžangą nuo Amerikos iki Europos, kad visiems čia rūpi. Klausimas, ar rūpi mum? Aš šiandien neturėsiu atsakymų, bet iškelsiu kelis klausimus ir aš labai tikiuosi, kad tie žmonės, kuriuos irgi paminėsiu dėl to, kad man jie rūpi, va čia aš tikrai pasakysiu nuoširdžiai, tuos žmonės, kuriuos aš paliesiu ir kritikuosiu, arba pasakysiu, ką aš apie juos šiek tiek galvoju, tegul supranta, kad tai yra ne kritika, o patarimas, nes man jie rūpi ir aš jaučiu, kad jų pozicijos labai svarbios visuomeniai. Tai vat, teisė ginti informacijos laisvę, man atrodė visiškai normali teisė, iki kol nesusidūriau, kaip sakė vienas prieš tai kalbės prelegentas, kol praktiškai nesusidūrė. Aš dabar pasakysiu ir tegul nesižeis kolegija Monika Garbačiauskaitė Budrienė, bet jinai pasiūlė nubausti, o gal net ir išmesti iš universiteto vieną dėstytoją tik dėl to, kad ji nuėjo į kažkokią ten OP TV televiziją. Buvo aiškiausiai, vien faktas, kad nuėjo, nesuderino su šio žmogaus galimybė dėstyti. Sutikčiau pats baigęs Vilniaus universitetą ir mokęsis, matęs įvairių žmonių, klystančių žmonių, piktų žmonių, blogų matęs, neteisingų žmonių, neteisių žmonių, net teistų esu matęs. Bet už faktą, kad nuėjai į bažnyčią, arba į tvartą, arba į viešnamį, vien pats faktas, mano galva, nieko dar nereiškia. Nes gal aš esu valytojas visų 3 pastatų. Ko jūs juokėtės? Gal aš ten nuėjau, matydamas, kad ten reikia vienur fizinį purvą pavalyti, kitur dvasinį. Suprantat, pats faktas, bet kuriam nors kiek homo sapiens žmogui, aš jeigu iš tualeto išėjau, tai ašgi nesu automatiškai tik tai kakutis. Ta prasme, gal aš jį palikau, bet nesu pats, suprantat. Mes turime jungti žurnalistinį kritinį mąstymą, būdami ypač žiniasklaidos vadovai, redaktoriai, kad jeigu tau kyla klausimas, pasikviesk žmogų ir pašnekėk. Pasikviesk ir pašnekėk. Nereikia, čia viskas aišku. Ir kai mes tą teisę gint norėjom, aš specialiai šitą atvejį tik šiek tiek paminėjau, bet priejau prie man šių metų temos ir problemos. Vienareikšmiškai tema ir problema, ne Virgis Savukynas problema. Nors gal jis ir problema. Virgis Savukynas pasakė 2 dalykus. Jis pasakė, kad jis mato 2 žmonės, 2 konkrečius žmonės Lietuvoje, garbingų teisinių profesijų, teisingumo ministrė ir advokatų tarybos buvusį berods pirmininką, jeigu taip vadinasi ne prezidentas. Ir pasakė, kad jam kažkokioje vienoje situacijoje atrodo, kad galbūt ministrė ne vieta vyriausybėje. Čia yra nors vienas politikas. Audronį Ažubalį matau ir apie jį žinau, kad yra pasakęs ne vienas žmogus, gal ir net žurnalistas tyliai, kad manytų, kad jis arba nevertas kažko, arba priešingai vertesnis aukštesnių pozicijų. Beje, gerbiamam Audronį turiu padėkoti. Tik jo dėka Lietuva, kai pirmininkavom ESBO, ir tada įdėjo žurnalistų saugumą kaip esminę temą Vilniaus rekomendacijos ir jo dėka beje dekriminalizacija įvyko. Ačiū labai. Beje, tai buvo pirmą kartą per visą ESBO istoriją ir turbūt paskutinį. Nes šitą organizaciją daugiau nepajėgs, mano galva, tokios temos pakelti į tokį lygmenį, kur net Rusija kažkokiu būdu mistiniu buvo priversta gyventi metus su žurnalistų laisvės tema. Virgis Savukynas pasinaudojo, man atrodė, jau laisvoje Lietuvoje, tai tokia elementaria tiesa pasakyti, man atrodo, kad šitas ministras arba ministrai gal ir negalėtų būti šitoje vyriausybėje, arba neturėtų būti. Kas čia tokio? Kas čia tokio? Aš esu matęs, kad net partiečiai savo partijos viduje, kai svarsto, kurį kandidatą, jis sako, šitas tai ne. Jam ne akis, aišku, pasako, bet ten prie draugų. Bet jūsgi dėl to tai neišmetat iškart iš partijos, gal vėliau, bet ne iš karto, vis tiek mandagiai. Ten pamasto dar, žinot. O Virgis sako, žinai, ne, brangusis, jau ne. Tada aš galvoju, kad yra kolektyvinio proto. Aš kaip žurnalistas galvoju, žinot, LRT gali suklysti, kaip ir mano mėgstamoji, mylimoji visuomeninio transliuotojo, kompanijoje, gali suklysti etikos inspektoriai, gal dar kažkas kolegos, kurie gal priskundė. Bet kolektyvinis protas taryba tai jau nedurniai. Aš pats ten esu buvęs, Alvydas Jokubaitis buvęs. Ne, būna gal visokių, bet mūsų laikais ir šiais laikais durnių tikrai nėra. Ten nuo rektoriaus yra iki, vyskupų konferencijos atstovo, visi protingi.
Pasižiūri, sako dauguma, normaliai, čia viskas okei. Nečiako savo kinui ministrus, pažeidė etiką. Negalima taip. Ir kažkaip aš tik klausimą pakabinu, pavyzdžiui, man tai vis tiek nenormaliai, kad nubaudė. Ten teismas įsiaiškins, bet kažkur man kaip žurnalistui dabar galvoju, tai gerai, kad mūsų žurnalistai apie tai daug nerašė. Nes aš šventai įsitikinęs, va šiuo atveju, kol sakau šventai, aš maniau, kad mano gimtajam LRT, nes ten buvau kažkada LRT tokia laida 01, 02, 03, kur buvo irgi žulikai žertvos, mes irgi taip tai vadindavom, pas to kažkada net su Alvydu dirbom taryboje, net pirmininku buvo mane išrinkę per klaidą. Aš neįsivaizdavau, kad gyvenime gali būti taip, kad kai nubaudžia žurnalistą už kokio nors ministro kritiką net nepagrįstą, LRT žurnalistai, kolegos ir visi žmonės neišeitų gatvę ir nepasakytų, klausykit, gal baikit cirkus. Gal baikit. Kai aš buvau tarybos pirmininku, buvo pedofilijos drąsos kelio istorija tokia garsi, kur žmonės rašė prie LRT tiesos. Aš buvau tarybos pirmininkas, išėjau, apspjovė vieną moteris, bet po to visi iškart nusiramino, sakė, nereikia, jis irgi žmogus, normaliai viskas. Laimė kokia, įsivaizduojat, kai aš pasakiau, kad irgi turiu 4 vaikus ir myliu, sako, pedofilas. Bet tai buvo tarp žmonių, suprantat, rate emocijos. Gerai, kad niekas netransliavo to, nes būtų manęs klausę, ar tikrai ne pedofilas, o aš būčiau turėjęs iš karto sudėtinga tema žurnalistikoje. Bet kodėl aš tą temą keliu kaip klausimą, į kurį aš nežinau atsakymą, nes štai viena Lietuvos žiniasklaidos priemonė, tik tai Verslo žinios labai seniai jau, Jėzu, kaip seniai, data 17 metai, kaip tik atsirado tie, kur demokratija ir ten viskas žlunga, ten jau blogai kovos. Vienas iš įkūrėjų, sakau, tik Verslo žinios parašė trumpą žinutę, labai atvirai tada pasakė, kad žiūrėkit, chebra, šitą tinklą mes sukūrėm, kaip narkotiką. Mes žinom, kad tai narkotikas, jisai veikia labai paprastai, dopaminas ir visi kiti, turėjom tyrimus, viskas okei. Mes perkam ir parduodam žmonių, tai, ką nenori vardinti, bet mes žmonės visi esam, mes klystam, mus gundo, ne? Laimės indeksą, kaip sakant, jeigu darau nesąmonę ir 100 žmonių sako okei, tai aš jau sakau, kad ir okei, o jeigu milijonas sako, tai gal aš jau ir Dievas. Šaržuoju, bet labai panašiai. Nes nuo milijonų laikų jau viskas, jau net ir pinigus moka. Kai kuriuose platformose. Ir mes su Liudviku kalbėjom, dekriminalizavimas, kalbėjom visą kitą, bet žiūrėkit, apie šitą reiškinį, šitą daiktą nieko nepasakė. Ir dabar pasakysiu šitam kontekste, šios savaitės, šių dienų netgi, šiaip norėjau nesakyti. Būčiau neklausęs Aušrinės Armonaitės ir te būčiau nesakęs, bet kadangi išklausiau, ir išvadino Paulių Saudargą, reiškiasi, homofobu, ir dar kartą paminėjo, kad prezidentas Nausėda ten matyti, reiškia, su sonaliniu seksu vis svajojo naktimis. Ir aš tada galvoju, gerai, aš pats dirbau Teisimo ministerijoje kažkada su 6 ministrais, visokių mačiau, dažniausiai protingų, ministrai patarimą duosiu. Įdėjau, nesnei Facebooką, kažkaip apie sąžinę prabilo, gal parašysiu šiai. Suprantat, yra toks terminas užpakalinės durys, teko girdėti? Jo, kas žino, dar angliškas terminas netgi backdoor. Kas kompą turi, tai žinot, kas tai yra. Šiaip kas nors kiek kompiuteris gaudosi, čia yra toks daiktas, per kurį gali įlysti, ten padaryti kažkaip negerai. Gerai, tas prezidentas, nemylimės jo, gal kas nors visi kiti mylim, nesvarbu. Pašnekėjau, kad per konstitucijos ten kažkokias duris nereikia nieko išplauti. Bet sakykit, mesgi, Teisingumo ministerija, gerai, dirba su teisės aktais. Prie ko čia analinis seksas? Socminą suprasčiau. Švietimo mokslo kultūros ministrą suprasčiau. Užsienio reikalų ministrą suprasčiau ir kitus suprasčiau. Žiūrėkit, ne partija, aš kalbu, žiūrėkit, atsiprašau, jūs jau minėjote apie sąžinę visi. Tu, kai sprendi tą sąžinę, vis tiek, sąžininkai turi žiūrėti. Tu esi kaip ir dar ministras, dar ir sąžinė, bet jeigu tau pačiam backdoor yra analinis seksas, viskas gerai. Bet aš čia kaip žurnalistas turim pasakyti šitą auditoriją, gerai, kad mano kolegos to niekam nerašė, nesakė. Kad, tu durna neskaitai, atsiprašau, taip negalima sakyti viešai, bet žiūrėk, backdoor tai ne analinis seksas. Atgalinės durys tai yra visokie variantai ir prezidentas, jeigu turėjo ką nors galvoje kitokio, tai tu paklaus, gal jis ne analinį seksą turėjo. Pavyzdžiui, gal jis net nežino, kas tas yra, gal nebandęs netgi. Ir kaip gerai, kad mūsų žurnalistai nekritikavo ministrės už šitą dalyką. Taip, dabar yra ten Facebook'e, guli pas ją, dabar jau kelintą dieną jau čia guli. Bet aš, kai sėdėjau čia apie sąžinę, man pradėjo, galvoju, patarsi, aš sakau, mėla ministrė, pataisykit, gal pakoreguokit, biški, žiūrėkit, backdoor yra, ir apie kitus dalykus. Gal pataisys.
Ir dėl to, kad man jinai iš tikrųjų rūpi. Vat jūs supraskite, aš šiek tiek šaržuoju, juokiuosi dėl to, kad jūs nepatikėsit, bet tikiuosi, kad patikėsit. Aš pats dirbęs esu vyriausybės kanceliarijoje, pradėjau dar studentų, būdamas spaudos tarnyboje, 6 teisingumo ministram dirbau teismų departamente, ne tik žurnalistikų, dirbau labai daug metų valstybės tarnyboje ir ją beprotiškai myliu ir ją daug teikiu vilčių beje. Nes jeigu ne lyderiai politiniai, tai ką mes čia eiliniai žmonės susigaudysim. Ir artėdamas į pabaigą, vis tiek įdomu. Ir čia vėl žmonės, kurie man rūpi. Vieni kolektyviniai, kiti individualūs. Aš pasakysiu, kodėl aš Facebooką vis rodau. Net ne dėl to dopamino. Aš pasakysiu iš karto, žiūrėkit. Jeigu galit išjungti žmonėm, draugam Facebooką, išjungkit. Arba nuveskit į kursus. Kad ne kiekvieną savo pamislymą, net ir geriausią sąžinės atvestą, Facebookas yra apie dopaminą, ne apie sąžinę. Jie prekiauja ne mūsų sąžinę, jie tiesiog pasinaudoja, kai mūsų sąžinė prabyla kokią nors formą, išgėrus, šiaip geroj nuotaikoje, piktoj nuotaikoje. Ir kai mes iš tikrųjų norim parašyti, tai anksčiau rašytom į dienoraštį, tikrą, savo. O dabar, kur rašom, į dienoraštį tų, kurie uždirba iš mūsų to atvirumo. Ir štai, pavyzdžiui, aš čia turėjau tokią dilemą, diskutavau su Laima Lavaste kolege, kuri čia daug pyko, kad Žurnalistų sąjunga neužsistojo. Kurį dabar iš jų sustot? Vytautą Landsbergį ar Laimą Lavastę man? Bet kas patartumėt? Sakykim, žiūrėkit, Laima Lavastė parašo bjauriai, labai bjauriai, gal kartais ir netaip jau pagrįstai, bet jai taip atrodo apie gerbimą Vytautą Landsbergį. Mano gerbimas Vytautas Landsbergis, mano kolegai Laimai Lavastė parašo, o tu iš viso Lavastieną. Ir aš dabar galvoju, taip, kaip Žurnalistų sąjungos pirmininkas, aš jau Vytauto Landsbergio negaliu ginti, jis politika. Taip išeina, kad jeigu aš susistosiu, sakysite, tu konservatorių žmogus, kam jis dirba. Gerai, tyliu. Dabar Laimą užsistosiu, kad, ašgi netikos komisija, ašgi nesprendžiu už Laimą, bjauriai parašė, bet, tai dabar nutylėt, ir aš nutylėjau ilgą laiką. Dabar šiandien, kaip sąžiningas žmogus, pradedu po truputėlį mokytis to daikto, bet sudėjau viską ir sakau, dabar atsiprašau abiejų, reikėjo matyti man jum abiem parašyti, nerašinėkit jūs šitaip viens apie kitą ir dėl kito. Nes nei žurnalistika tokia gera, nei politika tokia gera. Nes jeigu vienas nori informuoti, kritikuoti, tai yragi būdai, padorus kritikuoti, ne? Ir kitas, jeigu nori pasakyti, kad tu negerai rašai, negražiai pasimokyk, tai ar būtina iškart taip. Arba, pavyzdžiui, vyriausybė kolektyviai. Nerašiau kuri, bet čia jau kelinta vyriausybė, įsivaizduokit. Mūsų valstybės strategija, spėkit, kur aptarinėja. Fajabokė. Šiaip padorus žurnalistas, pamatęs tokį cirką, sakytų, jūs durni visai ten dopaminu prekiauja. Jūs čia dabar ką norit daryti? Kur jūs čia kreipėtės, kur jūs žmonių ieškot, sako, ateikit čia, iš Facebooko, susukvietėm, davai strategiją padarom Lietuvos. Šiaip jūsgi protingi žmonės, suprantate, kad taip strategijosgi nesirašo. Suprantu, kad galima imituoti demokratiją, nes ten tamsoje miršta, bet čia yra kelias į tamsią demokratiją. Čia kokią fajabokinę strategiją valstybė sukursim? Jūs juokaujat. Tai gerai, kad ji nekuria dar, ačiū Dievui, ten spėjau, nieks netėjo. Arba, pavyzdžiui, Raimundas Kuodis, čia sėdė savo su kaukė, ir sėdėk. Ir aš su kaukė sėdėjau, ir be kaukė sėdėjau, būdavau, kai karšta, tai irgi nusimdavau, tai bet aš ne... Kodėl aš turiu būti iš karto kodėl aš turiu būti toksai? Man gal karšta, gal nepatogu, aš būna biškai sugriešiu, aš irgi žmogus, ne šventasis, su kaukė būna. Bet aš bibinosiu vadinti žmogui dėl to. Čia ne tik apie kalbų, ir mūsų kolega žurnalistus taip vadino. Ir geri žurnalistai tai daro, geri politikai, ką aš norėjau pasakyti. Jeigu atvirai Lietuvoje turim laisvą žiniasklaidą, laisvą politiką, vieną geriausių Europoje turbūt. Ir apie Ukrainą teisingai šnekam, ir apie Rusiją teisingai šnekam, apie daug ką teisingai šnekam. Bet jeigu atvirai, dabar šitą salį prisipažinkim, jeigu apie Rusiją žinom, kad jie priešai, tai kodėl tos tvoros nepasistatėm nuo Baltarusijos anksčiau? Jeigu tokie gudrus buvom. Vokiečiai tai durniai, tankų negamino, o mes tai tvoras, aišku, pasistatė jau. Ir tankų buvom prisipirkę 14 metais. Šaržuoju, bet džiaugiuosi, kad mūsų žurnalistai apie tai garsiai nekalba. Nes iš meilės mums lietuviam, jeigu dar tokie maži viens kitą plaksim, tai tada šakės. Tai ką kritikuoti ir ko nekritikuoti, nežinau. Sunkus laikai atėjo. Jeigu užsidėsim tokį pat kaip Washington Post, sakykim visą tiesą tiems, nuo kurių priklauso sprendimų, valdžios sprendimų, visų kitų, taip kaip padarė kuklusis, šiaip tai bedantis Virgis Savukynas, negražiai parašiai, per švelniai tu parašiai, nemanyčiau, kad ten turėtų nedirbti. Aš kaip perskaičiau, viešpatie tu mano, nueitum pasimokytum pas užkalnį, pas kitus, ten normaliai rašo. Tu tokį, žinot, būt nieks net neskaitė Savukyno.
Gal ten 500 paskaitė, palaikinau koks 100. Nu, bet kai jau nubaudė, tai gal jau ten normaliai ir parašė. Aš įsikopijau, galvoju, irgi. Jis apie karalių Mindaugą blogiausiai prišnekėjo. Tai va, tai užbaigdamas tiesiog noriu labai palinkėti šitam formate mums pasišnekėti, pasidiskutuoti vis dėlto. Tikroji lyderystė yra ne Facebook'e. Ir tikroji lyderystė ne postuose, kuriuos gaunam laikinai vadovauti Seimui, LRT, universiteto ar kažkur. Tikroji lyderystė vis dėlto su tais, kurie galbūt klysta, su tais, kurie galbūt šneka tai, kas mums nepatinka, tai ne kiekvienas yra vatnikas ir analinio sekso mėgėjas. Šitos du terminus aš tikiuosi iš to konferencijos išgirdote, todėl kad iš žmonių, kurie užima valstybėje mūsų bet kokias pareigas, bet kokias bažnyčioje, žiniasklaidoje ar kitur, vis dėlto gerbdami kitus įpraskime kalbėtis pirmiausia, nes kritika turėti po to, kai jau mes esam pakalbėję ir paskaitę. Ir apie backdoor paskaitę, ir apie kitus dalykus, nes tai, kas mums atrodo, sakyt, kad ir kitam taip atrodo, tai yra, žinokit, ne taip jau ir čia jau labai kietai, net jeigu 1000 laikų surinksi. Šiaip praktika rodo, kad surinki 10 000, jeigu taip gerai pavarai. Bet tie, kas žino, kas yra dopaminas, manau, kad puikiai suprantate, kad jeigu mane norėsit surasti, tai dainius@dainius.org, telefonu, Skype'u, Facebook'e neieškokit, ten netikrasis aš, ten mano sąžinės netiek jau daug. Ačiū.